tai jau tuoj prasidės Mažeikių ralis. Susirašėm trasas, praėjom administracinės techninės komisijas. Tai trasos tokios Mažeikių tradicinės, realiai nėra jokių tramplynų, labai daug tiesiųjų ir po tų tiesiųjų labai aštrus 90 laipsnių posūkiai. Tai tokios trasos atrodo kaip ir lengvos, bet jeigu šlapia ar kažką, tai labai lengva padaryti klaidą ir prie labai didelio greičio gali nuslysti nuo kelio. Tai va, tikėkime viskas bus gerai ir dabar važiuojame veikti pirmus 5 greičio ruožus. Penkios. 3. 70 kairys 0, 200 dešinys 3 pjauti, nepjauti. 70 kairys 200 dešinys 2,5 giliai viduje akmuo. Dešinys 2,5 giliai viduje akmuo į kairį 3. Į kairį 3, 200. Dešinys 4 ir 50 kairys 5 nepjauti. Kairys 5 nepjauti, 30. Nebeturim stiprintuvo. Kairys 0 į dešinį 2. Į dešinį 2, 100, kairys 0. Dešinys 4 į kairį 3. Padėk! Gerai, atsukinėk po biškį. Gerai. Gerai. 500, kairys 5. Mašina parvaro. What the fuck? Kas? Girgžda kūro. Ką? Girgžda interkomas. Peugeot čia, blėt. Kas? Peugeot launčas čia turi. Ai, ta na. Du broliai Buividai Savariniuje. Taigi dabar yra pirmasis šeštadienio servizas rytinis, dar prieš ruožus 15 minučių. Kadangi vakar jau antrą ruožą viduryje sulaužėm vairo kanonėlę, tai ją keičiam, vakar nespėjom, nes dar atsirado visokių gedimų. Tai dabar parsistūmėm automobilį iš uždaro parko ir dar turim 10 minučių pabaigti visus darbus ir pabandyti spėti išvažiuoti greičio ruožus.
100 dešinys 0. Na ką, tai jau pravažiavom viso 9 greičio ruožus. Šiandien ryte labai skubėjom, rinkom mašiną, vėl pavėlavom. Jau per visą ralį surinkom 2 minutės 40 sekundžių baudos. Tai realiai neturim jokių šansų kovoti dėl klasės pirmos vietos, tai tiesiog važiuojam. Jau likom dviese, tai dabar tiesiog ramiai iki finišo dar 4 greičio ruožus ir tiek. Na ką, Mažeikių ralis baigėsi, tai užimta antroji vieta savo klasėje. Sakyčiau, mums pasisekė, nes su tiek problemų labai daug laiko praradom, daug baudos gavom, bet užėmėm antrą vietą vien dėl to, nes visi konkurentai iškrito. Tai daugeliui buvo techniniai gedimai, bet mes šiaip netaip davažiavom iki finišo. Paskutiniam ruože paspaudėm, laimėjom Power Stage'ą, tai dar gavom papildomus 5 taškus, o dabar susitiksim Rokiškio ralį už 2 savaičių.